Pamenu tą dieną, kai mano brolis pabėgo iš namų. Jis buvo toks judrus. Aš buvau dar labai jaunas. Bet tą dieną jis buvo toks kitoks kažkoks. Kaip pamišęs. Kaip visai netekęs proto. Jis rausėsi šiukšlių kibire, kai aš gėriau virtuvėje arbatą. Kakavą gėriau. Ten buvo kakava. Bet esmė, aš žiūrėjau ir jis ištraukė geltoną tarakoną ir priėjęs prie manęs, laikydamas į rankoj, suvalgė jį. Prarijo. Aš nežinau, kas tada įvyko. Bet nuo to laiko jis jau nebe toks. Lenkijos mieste neįprastai anksti prasidėjo gripo epidemija, nuo kurios jau 580 žmonių paguldyti ligoninėse. Baiminamasi, kad greitu metu Lenkijos ligoninėse nebeužteks gulimų lovų. Šis gripas pasižymi naujais požymiais. Be jau įprastų silpnumo, didelės temperatūros ir milžiniško prakaitavimo pastebima žmonių polinkis dengti savo veidą bei neįprastas plaukuotumas. Tikimės, kad greitu laiku šis gripas praslinks ant kaimyninės Lietuvos. Kitos naujienos. Aš visuomet nepasitikiu savo jėgom. Nežinau. Tavo protezas iš barono Tarakono 4. Aš nebenoriu kalbėti daugiau šitą temą.